nėra, kad pasipuikuot prieš draugus. Man svarbiausia, kad gerai važiuotų, taupiai, tą išvaizdą ten, žinai, kiek ten jos reikia. Nu taip. O tau kaip? Kodėl kažkaip nesutikai su manim tu čia? Nu, aš tai nežinau, žinok. Man tai patinka, kad gale būtų daug vietos, svarbiausia. O kam? Oi, tu. Nuskambinam. Žinai, nes aš kai išsiskiečiu. Įsiskėti. Jie nusipirksi naują, galvoju, dabar jau persigalvoju vėl. Kokia dabar? Jie sėd žiūri tokį. Labas vakaras. Labas. Nijolė skambina dėl automobilio jums. Dėl kokio? Ar yra dar tas automobilis? Kuris? Raudonas toks, 2 durų. Koks? Nu toks, nu gal ne raudonas, vyšninis toksai 2 durų, aš nežinau kaip jis ten, aš radau skelbimą. Jo, o iš kur jūs, Nijolė, esat? Iš Vilniaus. Taip. Tai va, tai norėjau, nežinau, aš pirmą kartą mašiną perku, jūs gal galit kažkaip nemeluot man, tik tai nežinau, kad, nu žinau, ką meluoja tie, kur pardavinėja, aš noriu, kad papasakotumėte, ten viskas gerai, nes... Skambinkit, rytoj papasakosiu. Ar rytoj? O dabar negalima? Ne, dabar negalima. Dabar man reikia. Gali dabar papasakoti? Neapsiverkit, kas atsitiko. Nu ką, Nelaimė kokia nors. aš norėjau surasti mašiną, laikau laisvą laiką, aš taip bijojau skambinti. Kas atsitiko, Nijolė, kas atsitiko? Nu, aš bijojau skambinti, nes man nedrasu, aš nesu pirkus mašinas. Bet kas atsitiko? Nu, nemyli manęs Edgaras. Edgaras čia kalbas. Ir aš tavęs nemyliu, tai ką dabar daryti? Mariau, čia tu? Ne. Nesupratau. Nu gerai, tai rytoj paskambinsiu. Iki. Kažkoks. Tai jeigu jisai pardavinėja mašinas, tai reikia ir iš karto siūlyti mašiną, kažkoks keistas, ane? Nu, kažkoks kaušas.